Sveiki visi, tai sveiki atvykę į webinarą, labai įdomų webinarą apie PortalCam. Gal kažkam teko jau girdėti, kažkam gal teko matyti. Tai šiandien norim papasakoti apie Xgrido PortalCamą. Kaip tik visai neseniai buvo ir kitas webinaras labai panašia tema. Tai šiandien apie PortalCamą, kaip jis veikia, kokia jo paskirtis, ką su juo galime sukurti, kaip galime su juo pasidalinti ir kokią vertę jis gali kurti jūsų projektam. Tai šiandien būsim dviese, tai būsiu aš, Eimantas Maciukevičius, programinės įrangos specialistas. Tai mano, kaip sakant, specializacija visą laiką buvo ir yra programinė įranga, vis labiau prijungiam hardvarą. Ir su manim geonomas Šarūnas. Tai Šarūnai, labas. Labas, Imantai. Sveiki visi prisijungę prie webinaro. Ką, tai Šarūnas trumpai gal pradės ir aš, kaip sakant, perimsiu estafetę. Trumpai apie geonovus. Žinoma, kas jau jungiatės prie mūsų renginių, tai šį mėnesį turim jau 3 webinarą. Slaidas tas pats, tai jau sakiau, turbūt čia visi mintinai žinot, kad geonovus turi 3 ofisus Baltijos šalyse. Visi 3 ofisai geonovus vardu. Ir pagrindinis mūsų partneris yra Trimble. Prie Trimble dauguma turbūt asocijuosi su geodezinė matavimo įranga, bet prie to pačio paminėsiu, kad Trimble gamina ir prekiauja SketchUp programinė įranga. Tai Imantas tarpe visų 3D programinių įrangų, kurias išmano ir prezentuoja ir gali pamokinti, tai viena iš jų yra ir SketchUp. Tai manau, šiandieną jis apie ją irgi paminės. Ir vienas iš mūsų partnerių tai yra Kinijos kompanija Xgrid. Tai trumpai apskritai apie skenerius. Tai skenerių sprendimų turim pačių įvairiausių, nuo dronų, kaip paveikslėlėje L3 lidaras, DJI Zenmuse L3 skeneris. Apie jį darėm webinarą irgi šį mėnesį įrašą rasit mūsų YouTube kanale, kam įdomu. Ir visi skenerių kiti tipai pastatomi ant trikoje, automobilyje, traukinyje ar ant įvairių judančių platformų. O šiandien mes orientuosimės į rankinius SLAM skenerius. Tai apie partnerį Xgrid, kiniečių kompanija, sąlyginai nesenai įsteigta. Vadovai, darbuotojai pagrindiniai dirbo DJI kompanijai ir jau 22 metais į rinką išleidinėti pradėjo savo pirmosius SLAM skenerius. L1, L2, po to sekė ir K1, apie kurį darėm webinarą praeitą savaitę. L2 Pro taip pat irgi apžvelgėme webinare ir po to išleido praeitų metų pabaigoje PortalCam mažytę kamerą, apie kurią mes šiame webinare ir norim pakalbėti. Taip pat dar yra išleista beta versija, kuri beta versija Cyber Color Cloud. Jinai skirta iš visų šių 3 kamerų ar skenerių nusikrauti duomenis ir juos apdoroti debesyje. Tai debesyje, jeigu norime virtualų turą sugeneruoti, tai net nebūtina instaliacija mūsų kompiuterį. Tai trumpai būtų tiek. Tai gerai, tai aš nuo čia gal tada ir perimu. Tai kelios, kaip sakant, kaip visą laiką webinaro taisyklės, tai webinaro metu turite Q&A dalį, tai Q&A daly būtinai klauskit, domėkitės ir, kaip sakant, išsakykite savo nuomonę, jeigu tokią turit. Tai čia pirmas dalykas. Jeigu vis dėlto klausimų nesugalvosite, tai po webinaro drąsiai galite susisiekti, parašyti, parodysim, paaiškinsim, padėsim. Tai šitas momentas. Ir tada, jeigu domitės šitais dalykais ir turite kažkokių minčių, kokią dar webinarą norėtumėt pamatyti, tai drąsiai duokite žinoti, susėsim, pagalvosim ir jums pristatysim. Tai va, tai dabar trumpai, ką aš noriu papasakoti, tai realiai mano dalis webinaro suskaldyta į kelias dalis. Tai pagrindinis fokusas, faktas, PortalCamas. Tai trumpai parodysiu skaidrės, parodysiu link ko viskas krypsta, kaip atrodo darbo eiga ir po to atitinkamai kiekvieną dalį šiek tiek detalizuosiu, jau parodydamas pačią programinę įrangą. Dabar, kaip Šarūnas minėjo, prieš tai buvo keli webinarai apie kitus produktus. Tai jeigu norėtumėt pažiūrėti apie kitus produktus, tai yra skaidrė, yra linkas, tai būtinai pasižiūrėkite. Labiau galėsite įsivaizduoti, kuom šitie SLAM skeneriai skiriasi, privalumai, trūkumai ir tinkamumas jūsų darbo eigai. Tai dabar apie Xgrido. Tai toks mažiukas daiktas,
kuris turi nemažai kamerų ir skirtingų objektų technologijų. Ir faktas, kai jūs jungiatės, tikrai turėjote kažkokių lūkesčių, kur tą kamerą galima panaudoti ir koks jos yra tikslas. Tai pirmiausiai, skeneris kamera yra labai geras dalykas kurti įvairų turinį. Ir tas turinys paprastuoju būdu su kita įranga būtų sunku kurti. Va kaip pažiūrėkime sąrašiuką, ir va kaip pavyzdys yra nekilnojamo turto turai. Tai kai vyksta nekilnojamo turto fotografavimas, tai yra pakankamai laikui imlus procesas, sunku parodyti viską, reikia išsirinkti kampus ir panašiai. Tai su Portal Camu mes galim nuskanuoti ir nuskanavę gausime daug daugiau turinio. Tai reiškia, gausime SoundCloudą, gausime video, kurį galėsime eksportuoti, gausime nuotraukas ir gausime patį turą, kurį galim padaryti interaktyvų. Ir jeigu čia einam sąrašą žemiau, po to šiek tiek dar detalizuosiu pačioj programinį įrangui, bet realiai jisai turi ir SDK filmų žaidimų industrijai, tai reiškia, jeigu naudojate Unreal Engine arba Unity, tiesa, žinau, ir tik greit prabėgau, kas prisijungia žmonių, mačiau, kas jų naudojate Unity, tai į Unity pilnai jungiasi, į SketchUp jungiasi, SketchUp vartotojų turim Lietuvoje labai daug ir darbo eiga kuo paprastesnė, kai turime kuo geresnius duomenis. Tai va, jeigu leidžiantis šiek tiek žemiau, edukacija ir mokymai, targi labai noriu tą pabrėžti, kad kai vyksta įvairūs mokymai, tai nuotraukų turinys labai dažnai neperteikia esamos situacijos. Tai va, kai parodysiu interaktyviai, pamatysite tą didžiulį skirtumą ir kaip pavyzdys, va pačiam teko neseniai dalyvauti darbo saugos mokymuose, tai darbas šuliniuose, darbas prie aukštų įtampų. Ir kai parodo nuotraukas, tai tu gali įsivaizduoti, bet kai pamatytum turą, kaip tai atrodo iš tikrųjų darbo šuliniuose ir panašiai, tai ta medžiaga turi daug didesnę vertę. Tada atitinkamai renginių organizavimas, ką labai irgi norėsiu pabrėžti, tai jeigu mes turim nusiskanavę aplinką, tai atitinkamai mums nebereikia grįžti dėl paprastų planavimo darbų, pasimatavimo, pasižiūrėjimo, kaip telpa objektą ar netelpa. Taip apie visą tai ir šiek tiek ir parodysiu. Taip, kaip jinai čia atrodo. Tai dabar ta kamera, kuo man tokia ypatinga, gal kam irgi teko būti pernai rudenį, rodėm skanavimą su iPadu, kai skanavom patalpą, tai iPadas Pro turi lidarą, bet ten yra viena kamerytė su lidaru ir jos turinys yra ne taip greit fiksuojamas ir ne tokio detalumo. Tai šita Portal kamera turi daug daugiau kamerų ir atitinkamai kiekviena kamera po 12 megapikselių. Atitinkamai turi Fish-Eye kamerą, turime priekinės kameros, tai čia jisai tą vaizdą kuo puikiausiai suintegruoja ir apjungia į vieną bendrą rezultatą. Taip, kaip iš šūnos tiesa minėjo, tai dabartiniu momentu procesinimas vyksta su vietinė programinė įranga SoundCloudo, bet po to bus galima, kai jau beta pasibaigs, bus viešai visiems prieinama, visi galės tą patį pasidaryti ir net neįsijungia vietinės programinės įrangos, o galės tai daryti cloud'e. Dabar, kodėl jinai tokia, kaip sakant, greita ir kokie privalumai didėjai, tai šitą Portal Cam turi appsą, turi tiek ant Androido, tiek ir ant Apple produktų. Realiai įsirašom programėlę, atitinkamai pasispaudžiam, kad norim skanuoti ir žinokit visi zit. Gaunasi, kad kažkokio atskiro setupinimo nėra. Nėra prašymųjų kažkokių darbų. Realiai įsirašom, prisijungiam. Pats prijungimas kameros prie telefono yra labai intuityvus. Tai vos keli klikai. Ir atitinkamai, kai mes pradedam skanuoti, mes iš karto matom, ką skanuojam, kaip skanuojam, atitinkamai matom pathą, reiškia, matom savo skanavimo kelią. Ir aišku, atitinkamai skanuojant kelios taisyklės yra, po to parodysiu, kur negi galima rasti visą atskirą manualą. Tai kelios svarbiausias taisyklės, kaip ir su visais skeneriais, su kuriais galima judėti. Svarbiausia, jokių staigių veiksmų. Svarbiausia, greit nejudinti, per arti neprieiti prie objektų ir kiek įmanoma, kaip sakant, kelti kamerą vienodų greičių nuo žemiausio taško, kaip sakant, su rankom, kur pasiekėm ir keliam, kaip sakant, šiek tiek iki galvos. Tai pats darbo principas nėra sudėtingas, svarbiausiai neskubėti. Ir atitinkamai irgi, kadangi procesas vyksta labai greitai,
Pats gamintojas deklaruoja, kad realiai galima eiti įprastu žingsniu žmogaus. Faktas, kuo tiksliau norim, gal reikėtų neskubėti, bet tikrai procesas vyksta greitai. Ir jeigu atitinkamai kas nors vyksta ne pagal planą, tai pats perskanimo procesas irgi nėra sudėtingas, realiai pakencelinam savo dabartinį darbą ir iš naujo galime eiti skanuotis tą pačią vietą. Tai va, taip pat apėjimas priklausoma, aišku, nuo objekto dydžio, bet realiai mažas patalpas galite per keletą minučių apeiti, didesnius objektus gal užtruksite ir pusvalandį pasivaikščiosite visur, jeigu norėsite viską užfiksuoti, arba šiek tiek ilgiau. Bet realiai, kiek trunka pats praėjimas. Šitoj vietoj su šita kamera eina LCC Studio produktas ir turime dar tokį Lixel Studio. Tai čia Šarūnas puikiai parodė prie tam webinarį, jeigu pasižiūrėsite, labai pamatysite didelius skirtumus, ką jie daro. Bet reikėtų minėti, toks pastebėjimas bendras, kad netgi jeigu Portal Cam turi LCC Studio, jis nėra griežtai skirtas tik Portal Cam. Tai reiškia, sukurtas turinys iš K1, L2, atitinkamai gali būti irgi naudojamas Portal Cam. Tai Lixel Studio turi atitinkamai papildomos funkcijos jau labiau inžineriniam sprendimam. Ir čia irgi norėtume nubrėžti šiokią tokią liniją. Tai Portal Camas, kaip ir minėjau, pagrindinis jo tikslas yra kurti turinį. Ir tą turinį mes galim kurti pakankamai tikslų, kad galėtume pasimatuoti bendrinius dalykus, tam tikrus plotus, tam tikrus dydžius. Bet tai neturėtų būti naudojama inžineriniam sprendimam priiminėti. Inžineriniam sprendimam tinkamai turime kitą įrangą ir atitinkamai papildomą funkcionalumą. Tai čia toks mažas, kaip sakant, mažas įspėjimas, kad Portal Cam turiniui labai tinka, gaunam labai neblogą turinį, bet tai nėra inžineriniai skanavimai. Va, ir atitinkamai, LCC aš detalizuosiu pakankamai detaliai, bet pagrindinis mūsų, pagrindinis rezultatas, kurį mes gaunam, tai gaunam atitinkamai Gaussian splat. Tai labai dažnai naudojama ir čia jį rasim ir prie SketchUp'o, atitinkamai prie Unreal Engine'o ir prie visų kitų produktų, NVIDIA's produktų. Ir ką pamatysite, kas jūs labai greičiausiai nustebins, tai publikavimas internete, realiai vos vienu kliku mes galim papublishinti savo PanCloudą ir sukurtą turinį ir jį galim tiesiog pasižiūrėti ir pasidalinti, ką ir padarysim pakeliui. Va, tai trumpai LCC Studio, tai programinė įranga, kurią tiesiog instaliuojamės ir čia vyksta įvairūs procesai. Tai pirmiausia, atitinkamai nusikraunam duomenis nuo skanerio ir atitinkamai mes galim susikurti projektukus ir tose projektukuose jau pradėti kurti turus, gauti video medžiagą, paveiksliukus galime gauti ir tą patį PanCloudą. Ir iš čia tiesa vyksta eksportai, jeigu norime perėti į trečiąsią šalis, kaip ir minėjau, į SketchUp'ą, į Revit'ą kitur. Taip, čia toks bendras, aš jį dar atskirai parodysiu. Taip. Dabar pati darbo eiga ir kokių rezultatų galim tikėtis. Tai dabar trumpai prabėgsiu, po to aišku demonstruosiu. Tai publikavimas. Tai čia screenshotas iš webo ir atitinkamai, tai reiškia, mes galime surinktą turinį, publikuoti jį internete ir pasidalinę nuorodą, atitinkamai jūs galėtumėt pasimėginti, pasivaikščioti po aplinką, tai čia pirmas dalykas. Atitinkamai, irgi čia tą atskirai parodysiu, turime papildomą funkcionalumą, kurį atitinkamai galime pasimatuoti, pasižiūrėti. Jeigu prieš publikavimą buvo sukelti įvairūs pažymėjimai, kažkokie linkai sudėti, tai atitinkamai galim tuos linkus pasidalinti ir su kitais vartotojais ir nepriklausomai nuo kokią sistemą naudojat, naršyklę atsidarot ir atitinkamai galite matyti šitą rezultatą. Tada kitas labai irgi didelis dalykas, jeigu reikia įkelti video rezultatą, tai čia iš karto turime walkthrough. Tai atitinkamai galime susikurti savo turą, kokiu norim greičiu, leidžia nustatyti, kokia bus trukmė, kokie bus pagrindiniai taškai ir jisai automatiškai sudėlioja perėjimą iš taško A į tašką B į tašką C ir iš čia mes atitinkamai galėsime gauti tiek video, tiek paveiksliukus. Taigi parodysiu, toks bendras rezultatas. Dabar papildomas momentas, galime įdėti į šitą nuskanuotą aplinką, mes galime įdėti ir modelius. Tai FBX modeliai eina, OBJ modeliai, tai realiai tie modeliai, kurie gali keliauti iš tą pačią SketchUp'ą, tai kaip pavyzdys. Jeigu turime nuskanuotą aplinką ir norėtume ją papildyti modeliais, pasižiūrėti, kaip atrodys, kiek tilps, kiek netilps,
Tai turėkite omeny, kad kaip pavyzdys iš SketchUp Warehouse prisisiuntę modelių arba jau turite esamą projektą, jį galite eksportuoti ir jį galima įsikelti čia. Ir tą parodysiu. Taip. Ir šitas papildomas funkcionalumas, tai turime labai rimtą reikalą, Šarūnas aš tai detalizuos, turime funkciją Aerial Ground Map Fusion, tai šitas funkcionalumas leidžia apjungti tiek ant žemės nuskanuotus duomenis su drono duomenimis. Tai gal Šarūnai šiek tiek perim šitą reikalą? Turime galimybę apjungti su XGrid rankiniais LEM skeneriais nuskanuotą medžiagą su nuotraukom. Nuotraukos gali būti surinktos ir kad ir paprastu telefonu, jeigu pavyzdžiui mes norim kažkokią tai skulptūrėlę nuskanuoti detaliai tame projekte, mes galim irgi jas suskanuoti su telefonu, o kaip šiame pavyzdėje yra su dronu surinktos papildomos nuotraukos iš viršaus, tai matote labai kokybišką stogą, tai jums praktiškai nereikia turėti fotogrametrinės programinės įrangos, nereikia turėti tos įrangos, kad susigeneruotumėt point cloudą. Į LCC studijo įkeliat bet kurio iš šių 3 XGrid skenerių ranka nuskanuotus duomenis ir nuotraukas. Ir rezultate gaunate bendrą apjungtą modelį. Gaussian splacking modelį, kurį galite publikuoti, kuriame galite matuoti. Tai kaip ir minėjau, viskas viename ir čia yra QR kodas į papublišintą būtent šį modelį. Galite patys pasukyti ir pasivartyti. Jo, tai va būtinai tą QR kodą aktyvuokitės, jeigu turite dar ypatingai 2 monitorius, būtų visai patogu, kadangi aš parodysiu, kaip papublishinti modelį veikia, tai šitą būtinai įsisaugokit, atsidarykit ir, kaip sakant, pajudėsim į tą pusę. Dabar šiek tiek su skaidrėm sustosiu, noriu perėti šiek tiek prie programinės įrangos ir prie kitų skaidrių grįšim visai neužilgo. Taip, tai dabar tas CyberColor, tai tas LCC produktas, jis taip pats iš savęs nėra perkrautas, funkcionalumas yra, sakant, tiek, kiek jo reikia, ir jis yra skirtas į kelias pagrindinės dalis. Irgi yra nemokama versija, galėsite parsisiųsti ir pasimėginti, pasispaudinėti. Tai turime pačio gamintojo šiek tiek paruoštų duomenų, kuriuos jisai dalinasi ir atitinkamai čia va ta dalis, kur galėtumėte įsimėginti net ir neturinti savo duomenų. Atitinkamai jeigu jau patys turite savo nusiskanuotus modelius, projektus, atitinkamai galite eiti į modelius ir papildomas dalykas iš savo sukurtų duomenų, tokius galime susikurti mini projektukus, iš kurių mes gauname rezultatą. Tai atitinkamai atėjus prie My Projects, tai turime galimybę kurtis projektus, iš čia atitinkamai galime daryti publikavimą. Ir čia parodysiu ir keliose vietose galim publikuoti, bet kaip pavyzdys, tai bet koks mūsų projektėlis, užvedus ant projektėlį, atitinkamai mums duoda papildomą funkcionalumą ir atitinkamai mums leidžia šitoje vietoje arba kurti turinį, tai reiškia jį redaguotis, atitinkamai peržiūrėti online. Tai bet jeigu jūs nusiskanavote QR kodą, tai jums jau atsidarė online versija ir atitinkamai leidžia koreguotis ir pradėti mano minėtus elementus, kaip pavyzdžiui, pradėti kurti turus. Tai kaip pavyzdys, pasispaudžiu edit arba ant pačio projekto ir atitinkamai atsidaro projektas. Dabar pati navigacija nėra jinai sudėtinga, aš tai dar šiek tiek padarysiu, kad geriau jums matytųsi, va šitai padarysiu. Va. Taip, tai dabar atsidarius bet kokį nuskanuotą projektuką LCC programoje turime 2 režimus. Tai turime režimą edit ir turime režimą view. Tai režimas view yra skirtas peržiūrai ir priklauso nuo to, kaip jisai paruoštas, atitinkamai matom turinį. Pirmiausia, mes matom nuskanuotą kambarį. Ir paspaudus view man iš karto aktyvavosi turas. Turas aktyvavosi, nes jisai buvo sukurtas ir atitinkamai va čia iš karto kairiai pusėje matau, kad yra įjungtas turas ir matau, kad mano turas yra sudarytas iš 2 taškų ir aš jį galėčiau tą turą, pavyzdžiui, šiuo atveju susistabdykim šiek tiek ir atitinkamai bet kada jį galėsiu paleisti. Tai dabar peržiūros metu ką mes matom? Tai kairiai pusėje atitinkamai matom keletą mygtukų. Tai pirmas mygtukas mūsų yra pradinė pozicija, starting point, jį galima pasikeisti, bet čia realiai, kur prasidėjo jūsų skanavimas. Bet jeigu jį po to persidės, viskas gerai.
Dabar šiek tiek žemiau mes galim įsijungti patį skanavimo režimą, kaip atrodė point cloudas. Tai čia įsijungus atitinkamai galime pasižiūrėti point cloudą, kurios vietos buvo tankesnės, kurios mažiau tankios, bet atitinkamai pasižiūrėti galime point cloudo režimą. Taip, dabar šiek tiek žemiau yra nodes, tai va čia tie dalykai, kurie arba buvo kurti, arba ne. Tai va, pavyzdžiui, pasispaudžiu ant nodes, kadangi papildomo turinio nėra sukurta, mes jo ir nematom. Šiek tiek bendrai kol kas, netgi dar šiek tiek, irgi prie measure, šiek tiek išleidžiu žemiau yra measure ir atitinkamai turime kelis matavimo įrankius. Tai pagrindiniai matavimo įrankiai, kurių jums gali prireikti, tai pasimatuoti atitinkamai plot arba pasimatuoti tam tikrus dydžius. Dabar taip, pavyzdžiui, pasispaudžiame measure, kad norime measure distance, bei toks pastebėsite yra kaip taikinukas, kuris šiek tiek prizumina ir atitinkamai mes galime pasispausti, ir patrauksiu šitą, taip, ir atitinkamai galime pasimatuoti elementus. Taip, grįžtam į starting pointą. Taip, pasimatavom. Tuoj sekundę. Užsimastė šiek tiek. Taip, padarom biškį. Darysime jį iš naujo. Taip, my projects. Dabar tie pasimatavimai. Taip, pratesim nuo čia. Kad ir kokius pasimatavimus darysite, tai priklausomai nuo to, ar darote juos view režime ir edit, va čia turime tą view režime, tai pasimatavimai vyksta tiesiog pasižiūrėjimui. Jeigu tokius pačius matavimus pasidarytume kitam režime, atitinkamai gaunasi, kad jie įsisaugo būtent šitam projektui. Dabar pasispaudus ant edit, tai va čia turime tą redagavimo režimą. Tai šiek tiek įsijungia daugiau funkcionalumo ir jeigu pastebėtume, dešiniai pusėje turime savo projekto turinį. Ir čia, kai rodžiu skaidriai, kad mes galime įsidėti savo 3D modelius, tai parodysiu kitam projektui yra įkelti, bet čia ką pagrindai ir matom. Tai čia, jeigu tos turus, kur kalbėjom, tai tik pasileidus mums įsijungia turas. Tai tas turas įsijungia, nes mes turime tokį guided tour ir atitinkamai jisai gyvena, bet va šitoj va pusėje. Atitinkamai mes galime išsirinkti ir sukurti viewportą ir iš čia galime kurti turus. Labai patogus įrankis, tai turėkite omeny, kad kaip pavyzdys, jeigu jūs turite didesnį objektą arba objektas yra išskirstytas į kelias sekcijas, tai jūs norite parodyti konkrečiai tam tikras vietas ir į tam tikrus, kad kamera būtų atsukta į tam tikrus objektus. Tai galite, kaip sakant, vartotoją ir pravesti pro visą šitą turą, arba atitinkamai vartotojai leidžiate pasirinkti, kurie nori vaikščioti. Taip, tai čia dešiniai pusėje yra atitinkamai turai. Tai čia irgi tie, kur minėti, yra matavimai. Ir jeigu mes matavimus daromės, tai kaip pavyzdys, va čia yra plotas. Tai va čia, kur sukurtas matavimas ploto, jisai nugulė čia ir atitinkamai jisai jau liko kaip projekto dalis. Va. Ir atitinkamai turime pasimatavę šitą elementą. Vietos elementus bet kada galime pasikoreguoti. Pastebėkite, jeigu aš įsijungiu measure, aš atitinkamai jį galiu pasikeisti. Ir atitinkamai mes matom briaunas, kiek jisai užima vietos ir visą kitą reikalingą informaciją. Dabar, kaip ir kalbėjau apie tuos nodes, tai turime įdomų funkcionalumą. Kuriant turą, jūs atitinkamai galite sukurti nodes. Aš gal grįšiu taip į starting point. Taip, grįžtam čia. Taip. Tai kuriant nautus, jūs galite sukurti bet kurioje vietoje nautą. Tai iš esmės yra paspaudžiamas interaktyvus funkcionalumas. Ir į tą nautą jūs galite pasirinkti, koks tai yra nautas, kokie atsinkamai spalva, ikonėlė ir panašiai, čia dėl vizualinio atpažinimo. Bet įdomiausia dalis yra, kad po to galime mes prisekti įvairią mediją. Tai čia kaip ir iš karto parašyti yra, galime prisekti paveiksliukus, galime prisekti PNG, galime prisekti video ir atitinkamai pačio link. Dabar kokią tai vertę gali sukurti? Jeigu mes paimtume interjero dizaino kūrimą, tai jeigu jūs nuskanavote patalpą, su kuria dirbsite,
atitinkamai prie sienų galite kabinti nautus ir, pavyzdžiui, prikabinti katalogą, kokios sienos bus daromas, koks yra numatomas dizainas. Lygiai tas pats su grindim. Ir jeigu atitinkamai turite projekto brėžinius ir brėžiniai būna jau nurodyta, kokias bus grindų dangos, tai jūs galite konkretaus gamintojo įdėti linkus, ką turite minėti su šituo turu. Toks paprastas dalykas, bet super naudingas. Tai čia nautai. Dabar važiuojam dar šiek tiek. Taip. Čia funkcionalumas, kurį minėjau, kad mes galime sukurti video. Ir čia iš karto pasidalinsiu turų. Pavyzdžiui, turime video turą. Tai va čia šitas išeksportuotas, čia kol dar nepradėjo pilnai rodyti, pažiūrėkite, yra 1, 2, 3, 4 taškai. Ir leis tos, aš užfiksavau 4 taškus ir jisai tos 4 taškus atitinkamai video formatu praėjo, jos apjungdamas. Tai čia, jeigu jau, pavyzdžiui, neturite galimybės įkelti kitokio turinio, reikia video ir jums reikia video walkthrough, tai jisai padaro žiauriai gerą dalyką. Čia iš tikrųjų tas momentas, kur dirbant ir kuriant projektus, vizualizuoti tokius video turus yra labai sudėtinga. Čia tas klausimas įsisprendžia kur kas patogiau. Dabar pats video, čia irgi trumpa informacija, atitinkamai iš karto gaunam Full HD rezoliuciją. Pats video kūrimo procesas yra labai paprastas, jisai leidžia, čia vadinami raktai, raktus leidžia prasistumdyti, kaip greitai perinam iš taško A į tašką B. Ir kaip pavyzdys, tarkim, čia buvo paskutinis taškas ir sustojo. Ir mes dar pagalvojom, kad mums būtų dar gerai parodyti šitą tašką. Nusistatom, kur norėtume, kad būtų mūsų toliau vizualizacija. Pasispaudžiu, kad add keyframe ir atitinkamai turim papildomą tašką, galime šiek tiek sustumti ir įdėti. Šiaip bendroji sumoji, bet, pavyzdžiui, šitas projektas labai gražiai nuskanuotas, tai greitai užmetus akį sunku pasakyti, kad čia buvo skanuota, labiau primena tiesiog video medžiagą. Trukmė, beje, walkthrough trukmė priklausomai nuo to, ko reikia, bet reikėtų minėti, čia kažkokio didelio apribojimo nėra. Čia padariau 30 sekundžių, bet jeigu reikia ilgiau, pasikoreguojame trukmę ir atitinkamai galim gauti kitus video. Prie to pačio, toks mažas papildomas momentas, kad mes galime gauti ir paveiksliukus. Tai jisai paveiksliukus atitinkamai, čia irgi kelis iš karto išeksportavau. Tai galime padaryti ir nuotraukas. Šiuo atveju nuotraukas eina 4K rezoliucijos. Ir va čia tą, ką minėjau, įsivaizduokite, ar tai projektas būtų susijęs su mokymais, ar tai projektas būtų renginių organizavimo, ar tai būtų interjero projektas. Prisidaryti nuotraukų tiek, kad jų užtektų, dažniausiai grįžus iš objekto pagalvoju, kad reikėjo dar ir tą nufotkinti, ir tą nufotkinti. Kai turime skaną, mes nebesame apriboti ir jeigu man reikia tam tikrus sprendimus iš naujo pasižiūrėti, nuskanuoti, tą nusifotografuoti arba gauti video, aš galiu tiesiog pasikeisti kameros kampą ir gauti iš naujo nuotrauką. Pirmiausia, kad grįžti prie projekto, ypatingai priiminėti tam tikrus sprendimus, nebėra ko, nes mes visą medžiagą turim. Tai dabar dar šiek tiek. Turime tokį mini korekcijų, color correctionų įrankių dalį, šitoj, ne tą pažymėjau, šiek tiek žemiau, turime šitoj vietoj. Turime šiek tiek skyboxų, čia parodysiu ant sekančio projekto, bet leidžiu užsidėti per SketchUpą, per V-Ray, dažnai dedate greičiausiai HDRI paveiksliukus, tos foninius, tai čia iš karto jie yra integruoti, leidžia užsidėti mums atitinkamai foną. Ir tada šiek tiek color correction, reiškia spalvų korekcija, ir pasispaudžiam ant color correction ir atitinkamai galim pasikeisti šiek tiek brightness, galim pasikeisti kontrastą ir atitinkamai galim saturation nuimti, jeigu spalvos labai stipriai reikia arba kaip tik reikia, kad jas šiek tiek paryškinti. Po to turime integruotą reikalą. Ir iš esmės visa mūsų pradžia, ką galime gauti vien tik tais iš interjero projekto. Ir kaip ir minėjau, galim pasimatuoti, galime gauti turinį. Čiagi interjero pavyzdys, tik neužsikabinkime to, kad yra skirta tik interjerui, tai panaudojimas kas gali būti platesnis. Arba gali būti, kad kaip pavyzdys, jeigu
kino filmavimo lokaciją ir kad nereikėtų grįžinėti į lokaciją planuotis filmavimui, jūs galite lokaciją filmavimo aikštelės visą nusiskanuoti ir tada tinkamai planuotis dėl kamerų išdėstymo, integruotis objektus. Dabar dėl objektų integravimo, dar šiek tiek noriu parodyti. Oi, taip, čia. Dabar šiek tiek iš eksterjero pusės. Taip. Va, tai dabar kitas mažas projektėlis. Vėlgi pasižiūrime pirmiausiai, kaip jis atrodo perina į view režimą. Tai view režime vėl, jeigu mes turime atitinkamai sukurtus viewportus, tai jisai mus pro tos viewportus praleis ir parodys, kaip jie atrodo. Galim bet kada susistabdyti. Ir tada pasižiūrime vėlgi, taip, start pointą grįžtam, įsijungiam point cloudą, tai kaip jisai buvo atitinkamai nuskanuotas, matom ko puikiausiai point cloudą. Matom ir kitus pastatus, kurie yra už šitą pastatą. Čia yra apjungtas point cloudas. Taip, tai dabar čia papildomas momentas, tai minėjau, kad galime įdėti 3D modulius, tai jeigu grįžtų vėl prie edit režimo, atitinkamai mes matom, ką galime įdėti. Tai va čia atitinkamai pažiūrėkim, va, turime tent ir turime kitą objektą. Tai šitie du objektai yra FBX-ai, jie būdų yra eksportuoti iš SketchUp-o, tai SketchUp-o eksportuojam ir įkeliam. Tai čia SketchUp-as tik vienas iš variantų, jeigu turite kitų modulių bibliotekų resursų, drąsiai galima naudoti ir kitus modulius, kaip ir minėjau, plus tinka ir OBJ. Šitas momentas. Tada dar šiek tiek noriu, Skybox'as. Tai užsiminiau apie Skybox'ą. Tai čia, kai mes kūrėm vizualizacijas, suvirėjom, su kitais produktais naudojame Skybox'ą, naudojame HDRs. Tai va šitoj pusėje atitinkamai mes turime Skybox'us ir mes galim pasikoreguoti, kokį norime turėti Skybox'ą. Labai panašiai veikia ir Unity, ir Unreal Engine. Tai va, tai šitame projektėlėje mes matom mūsų guided viewport, tai atitinkamai mes matom kiekvieną tašką, kurį mes sukūrėme peržiūrai, mes matom. Atitinkamai, jeigu norime peršokdamus įdėti, turime tokius blinelius navigation view, tai mes galime įdėti ir atitinkamai, kur paspaudus būtų galima peršokti. Va, tai čia tokio funkcionalumo ir atitinkamai mes visą šitą projektą, šitą įdomioji ir smagioji dalis, mes galime šitos projektus atitinkamai išeksportuoti ir šiuo atveju priklausomai, kokio mes tikimės rezultatą. Tai vienas elementas būtų, kad mes galime eksportuoti į SketchUp'ą, į Revit'ą ir visur kitur, kur tinka Gaussian splatteriai. Tai čia pirmas momentas būtų. Jeigu grinai žiūrint iš CyberColor pusės, tai mes galime jį ir publishinti. Tai dabar kaip pavyzdys. Jeigu arba kas nors spėjate išsimėginti, irgi žiauriai būtų fainai. O sekundę žiūriu, Neriza, kaip tai klausimą užklausė. Kokios rezoliucijos failas sąlyginai video gaunasi? Tai jo, buvau užsiminęs, tai čia gaunasi Full HD rezoliucija, tai būtų 1920 ant 1080. Tai Full HD, o paveiksliukai gaunasi pagal nutylėjimą 4K. Jo, o pats Gaussian splatting turas, jisai, nepasakysiu kiek, bet jisai sąlyginai mažai užima vietos ir jisai publikuojasi į cloudą, tai realiai jūsų kompiuterį vietos ir neužima. Taip, ir dabar kaip jis atrodo iš publishintas, dar irgi parodysiu, pirmiausiai pats publishinimas, tai jis nėra sudėtingas procesas, realiai paspaudžiam, kad online publish, tai galime tiek iš modelių, tai va publish again, jeigu jis yra išpublikuotas, view online peržiūrėti, share atinkamai nusikopijuoti linką ir manage share, targi neužilgo parodysiu, mes galim parodyti, koreguoti, kaip norim dalintis, ar norime, kad linkas būtų custom, ar linkas būtų užrakintas, po kodu ar ne. Ir jeigu ateičiau atitinkamai prie projektukų, grįžtu čia, tai čia irgi lygiai tas pats, mes galime irgi update release, tai reiškia iš naujo išpublikuoti ir atitinkamai galim pasižiūrėti jį online. Ir jeigu pavyzdys pasispaudžiu view online, tai man atsidaro naršyklę ir naršyklė užuplaudina tą patį projektuką. Tai dabar čia smagioji dalis.
Tai bendras vaizdas labai panašus, navigacija, tie, kas kartu su manim įsijungia. Kitą projektuką, tai priartint, pritolint tai ratukas, jeigu paspaudžiat kairį ir laikot leidžia atitinkamai pasižiūrėti, ir jeigu paspaudžiam dešinį, tai mums leidžia daryti tą pen. Tai čia vienas iš būdų. Dabar gali būti, kad šitas būdas jums nėra priimtinas arba labiau, jeigu, tarkim, sukame labiau link žaidimų industrijos, tai gali būti, kad norėtumėte ir pasivaikščioti. Tai va čia yra pasirinkimas, kaip mes norim naviguoti po šitą projektą. Tai turime va tas first person view, kuris ir dabar yra įjungtas. Atinkamai pivot mode, tai čia yra labiau toksai įprastinis dirbant su programinė įranga, kai dirbam ten su SketchUp, su Revitu, tarpinai iš kameros sukinėjimas vaizdą. Ir atinkamai turime avataro režimą, tai mes galime įsijungti avatarą. Ir atitinkamai, beje, tas žmogeliukas labai primena Unreal Engine, jeigu naudojate. Tai atitinkamai su WASD mes galime vaikščioti ir pasižiūrėti. Bei irgi, jeigu papildomai domėsitės, tai būtinai pasižiūrėkite Unity SDK ir Unreal Engine SDK, tai ant šitos aplinkos iš karto pilnai galime dėti mešus, galime programuoti ir kurtis virtualius turus arba netgi tos pačius žaidimus. Taip, šiek tiek grįžtų prie FPV Node. Taip, dabar dar keli momentai. Tai įsijungus online režime mes galime vėlgi pasižiūrėti turinį. Čia papildomas dar momentas yra priklausomai nuo kokį projektą turite. Tai va čia mums leidžia projektą vertikaliai šiek tiek pasipjaustyti. Tai čia atitinkamai įsijungus šitą režimą, va čia turime du valdiklius. Ir jeigu reikėtų mums projektą pasipjaustyti, tai va šiek tiek pakilkime. Kadangi šitas projektas iš kelių dalių, mes atinkamai galime pasižiūrėti tam tikrą pjūvį, jeigu dar iš apačios paimtume, šiek tiek supjaustytume ir mes galim pasižiūrėti bendrą išdėstymą šitaip ir atinkamai vėl šitaip. Čia priklausomai nuo norimo rezultato. Ir čia, kur Šarūnas minėjo, jeigu įsivaizduokite, turime apjungtą projektą ir atskirai buvo praskristas stogas, apačioje buvo nuskanuota kitaip, mes tą projektą galim tiek pasipjaustyti ir matyti detaliai nepriklausomai nuo to, kuriam taške esam. Va, tai gaunasi dabar dėl linkų sukūrimų ir patalpinimo į pačią LCC aplinką. Tai grįžtu šiek tiek prie LCC ir atinkamai mes turime, grįžtu šiek tiek atgal ir parodysiu jums. Va. Dabar, kai turime prie online publishing turime tokį dalyką kaip manage sharing. Tai manage sharing jisai realiai rodo, kokius turite pašėrinę atitinkamai projektus. Čia irgi atitinkamai rodo kokią versiją. Ir publishinimo metu taip pat leidžia nustatyti, ar norėsite, kad būtų apsaugota su kodu ar ne. Bet kad ir kaip jūs publishinat, turėkite omeny, kad grįžus po to galime ir pasikeisti. Tai va, pavyzdžiui, turiu pasišėrinęs tą patį kiemelį. Tai pasispaudus ant settingsų, tai galite pakeisti, jeigu apsigalvojate, kad pavyzdžiui, kad turi būti kažkoks kodas, turi būti pavadinimas, atitinkamai linkas ir atitinkamai gali būti aprašymas. Dabar apribojimų jokių vietos nėra, šėrinam kiek norim, atitinkamai dalinamės nuorodą ir ta nuoroda turėtų veikti pas kitus, tol kol ta nuoroda atitinkamai bus. Va, ir atitinkamai, jeigu jau nusprendėte, kad nebereikia arba turite naują projektą, tai atitinkamai galime jį ištrinti. Dabar čia, kur ir minėjau, šiek tiek tai verta užsukti į Xgrido developerio puslapio dalį. Tai čia trumpai ir aiškiai parodoma, kur ir minėjau, yra atitinkamai Unity SDK, Unreal SDK, kadangi pas mus irgi Lietuvoje jau ne viena įmonė daro virtualius įvairius turus po patalpas, po įvairias vietovės, po muziejus ir panašiai. Tai tinkamai turėkite omeny, kad su Unity arba su Unreal SDK galite šitą funkcionalumą išnaudoti. Va, tai turime įvairių integracijų ir čia yra įvairių vartotojų patirtis, kaip jie apjungia, tai, sakant, vis didesnis panaudojimas yra, tai siūlau šitą reikalą irgi pasižiūrėti. Dabar dar trumpai, kol neperėjau prie kitų sprendimų, tai irgi, kai norėsite parsisiųsti ir pasimėginti LCC Studio, yra labai gerai paruošti manualai. Tai yra LCC user manualas ir scanning guidas. Čia, žinokit, labai detaliai parodo kiekvieną įrankį ir, pavyzdžiui, jeigu kažką neužfiksavot arba norėtumėt pasimėginti patys, kaip veikia,
Tai čia kiekvienas mygtukas su pavyzdžiu yra paaiškintas, kaip jis veikia, kokia jo paskirtis, koks yra panaudojimas, yra pavyzdžiui, va, kaip atrodo va, tas aerial reconstruction, kaip atrodo workflow, kokie rezultatai galime tikėtis, kokie yra failai. Tai čia ne iš tų help ir manualų, kuris jungi ir sunku skaityti. Tai šitas yra grinai paruoštas, pavadinkim, tokio tutorialo principu. Lygiai taip pat ir su scanning guidu, tai jis irgi tvarkingai parodo, kaip yra skanuojama, kokiu rezultatu tikimės, atitinkamai parodytos yra įprastinės laidos. Čia tik neįsigaskit, rodo ir kelis skanerius. Pats principas, kaip reikia vaikščioti su skaneriu ir tam tikros taisyklės yra bendros. Tai čia irgi dėl visokių rekomenduojamų atstumų, kad tikrai surasti tam tikrus taškus, kaip reikia skanuoti. Tai irgi verta pasižiūrėti. Tai va, tai tiek iš LCC pusės. Dabar šiek tiek grįžtų prie skaidrių ir noriu parodyti, čia man šiek pabėgo, tai dabar dėl integracijos su kitais produktais. Tai dabar iš LCC programinės įrangos mes atitinkamai galime gauti Gaussian splaterį ir jį realiai galėtume prijungti visur, kas jį palaiko. Tai SketchUpas neišimtis. Tai SketchUp'e, jeigu esate pratę modeliuotis ir, kaip ir minėjau, kad prie to interjero nereikėtų grįžinėti ir pasižiūrėti, kur yra tam tikri elementai, kur tam tikri yra elektros taškai, dėl vandentiekių, nuotekų ir įvairių dalykų, įvairių taškų, kuriuos būtumėt nusiskanavę. Ir mes galime į patį SketchUp'ą, naudojant Scan Essentials funkcionalumą, kuris yra su SketchUp'u. Jisai va šitoje vietoje parodysiu, kaip jis praktiškai atrodo. Realiai galite įsikelti point cloudą ir tęsti modeliavimą čia. Tai gaunasi, jau turime papildomus kelis rezultatus. Tai reiškia, mes turime aplinką, su kuria modeliuojamės, bet visas paruoštas turas, medžiaga atitinkamai lieka LCC ir galime išeksportuoti į įvairius šaltinius. Dabar jeigu reikia ne modeliavimui, o reikia vizualizavimui, tai vyriai taip pat palaiko Gaussian splatterį. Tie, kas naudojate vyriai, tai vyriai turi proxy elementus, tai jisai vyrėjaus akimis tai yra tiesiog proxy. Ir kur yra įdomioji ir geroji dalis, tai jisai pilnai veikia vizualizavimo sprendimuose, jisai pilnai turi atspindžius ir visus kitus elementus. Tai reiškia, jeigu jūs nusiskanavot aplinką, kaip pavyzdys, labai dažna problema, dvi gal problemos. Žiūrint iš interjero pusės, per langus norisi matyti tikros vietovės vaizdą, tai nusiskanavus galima įsidėti tiesiog tikrą vaizdą ir nereikės galvoti, kad paveiksliukus reikia užkišnėti. Čia pirmas dalykas. Antras dalykas, dėl projektavimo įstatymo pakeitimų, dabar gaunasi, kad visiems namam reikia vizualizacijos iš lauko, kaip atrodo fasadas, kaip atrodo sprendimai. Ir tai turi būti sukurtas kelios vizualizacijos ir jos turi būti užuplotintos prie projekto pagal įstatymą. Tai realiai gaunasi, dabar architektai susiduria su problema, kad pastatą suprojektavo, o lauko kiemą reikia parodyti taip pat ir dėti vizualizaciją. Tai gaunasi, užkišinėja paveiksliukus, naudoja sunkesnę darbo eigą su Photoshop'ais, mėgina apeiti, tai čia tiesiog galime lauko aplinkai dėti ir atinkamai galime aplaudinti savo projektą. Ir kitas momentas, irgi šiek tiek parodysiu, tai yra priedas atskirai parsisiųsti LCC su Revitu. Tai galime parsiprojektuoti iš karto ir gauti Revit šeimynas, families, iš karto gauti sienas, langus ir panašiai. Irgi priklauso nuo kaip gerai nuskanuota. Kaip sakant, kuo daugiau dėsim pastangų skanuodami, tuo gausim patogesnį ir geresnį rezultatą. Dabar perinam prie pavyzdžio. Štai pasileidžiu SketchUp'o, o jeigu pakeliu turite klausimą, tai drąsiai klauskite. Taip, minėti mano du scenarijai. Tai pirmas scenarijus yra, kai mes importuojamės point cloudą į SketchUp'o aplinką, naudojant SketchUp Essentials. Tai turime pakankamai detalų projektą ir su visom dalimis, atitinkamai tą, ką mes matėm ir ture. Ir šitoje vietoje su Scan Essentials mes atitinkamai galime jį ir, pavyzdžiui, turime clipping boxus ir mes atitinkamai galime pasispausti ant clipping boxo, įsijungti įrankį Scale ir mes savo point cloudą atitinkamai galime pasipjaustyti. Taip.
Ir SketchUpas su šituo funkcionalumu jisai gaudo point cloudo taškus. Tai atitinkamai gaunasi, jeigu mes pasimtume tiesą, jeigu taškai šiek tiek pasirodys per maži, mes galim juos šiek tiek ir pasididinti. Va. Ir naudojant, kad ir paprasčiausius įrankius kaip pieštuką, turėkite omenyje, kad jis leidžia pasirinkti, prie ko jis turėtų kibti. Ar jis turėtų kibti prie point cloudo, ar prie SketchUpo elementų, ar tiesiog niekur nekibti. Ir va čia, jeigu pasirinkam point cloudo elementus, atitinkamai pastebėkite, mes galim pasigauti elementą ir aš, pavyzdžiui, galiu nusibriežti tūrį, kurį atitinkamai mes, aišku, tą neturi paviršių, kurį galim pavirsti tūriu, irgi taip pat snapintis galime prie taškų. Dabar jeigu perinant prie pačios patalpos pasikūrimo, atitinkamai vėl, jeigu turiu įsijungęs point cloudo, kad gaudytų taškus, pasiemam tašką, vieną iš, kurį po to galėsim ir pasikoreguoti, ir atitinkamai mes galime pradėti braižytis patalpas. Apie SketchUpo viso workflow nepasakosiu, mes tikrai esam tai daug kartų rodę ir galėtume pasidalinsime nuorodam, tai turėkite omenyje, kad galime iš karto dirbti vietoj point cloud'e ir atitinkamai gauti tiek paviršius, tiek tūrius. Bet taip pat, ar dirbant su LCC sugeneruotu point cloud'u, turite galimybę pasitikrinti, kaip jums sekasi pataikyti į paviršius. Jeigu primenu funkcionalumą, atėjus prie Scan Essentials, prie settings'o, atitinkamai galite įsijungti Inspection ir galime įsijungti Inspection Maps, ir mums atitinkamai rodo, kaip mums sekasi modeliuotis ir atitinkamai parodo, kur modelis sutampa su point cloud'u. Va, tai čia būtų tokia darbo eiga, tai kaip ir minėjau, point cloud reiškia įsipjaustom ir pagal jį mes galime atitinkamai modeliuotis. Jau ir patogus reikalas. Taip. Taip, dar čia Rimvydas klausė, su kokia Revit versija veikia. To prie Revito perėsim ir papasakosiu. Taip, ir čia dar papildomas klausimas, čia gal Šarūnas man padės, kokio ploto pastato aplinką galima nuskanuoti dėl failo dydžio, kiek aplink galim vaikščioti. Tokio griežto reikalavimo kaip ir nėra. Kaip pavyzdys, tas kambarys skanuotas pusę valandos. Lauke, ką skanavom, iki valandos esam skanavę į vieną projektą. Tai būtų galima, manau, ir didesnį projektą skanuoti. Galų galėjos galima apjungti programinį įrangą, jeigu suskanuojate kelis. Jeigu reiktų skanuoti vidų išorę, tai galima juos skanuoti atskirai ir paskui tame LCC programinį įrangai padaryti tokias dureles uždėti. Jūs prieinate per tų durelių, paspaudžiate ir einate į kitą projektą. Tarpsime, vidų išorės toks perėjimas. Tai tokio griežto limitavimo kaip ir nėra. Okay. Dabar sekantis pamatas. Tai reiškia, SketchUp'e mes galime pilnai pasimodeliuoti aplinką, atitinkamai panaudoti elementus iš Warehouse'o. Dabar mano minėta, jeigu mes norim apjungti, ir pavyzdžiui, mes jau pasimodeliavom dalį ir dalį norėtume apjungti dabar jau su V-Ray dalim. Čia irgi neužsikabinant V-Ray, turėkite omenyje. Gaussian splatter yra labai plačiai naudojamas, tai realiai visi modernus vizualizavimo varikliai Gaussian splatterį naudoja, ne tik V-Ray. Taip, ir noriu parodyti dabar su V-Ray dalim. Taip, tai dabar, kaip ir minėjau, naudojant V-Ray funkcionalumą, tai čia gaunasi, kad yra atskiras V-Ray objektas ir jis yra V-Ray proxys. Ir jeigu ateičiau prie V-Ray objektų, tai mes turime įsikėlę savo point cloud'ą tą Gaussian splatterį, PLA failą. Ir jisai įsikelia labai paprastai, bet tiesiog kaip ir keliate V-Ray dirbate su proxy, jums reikia įsikelti proxy failus, tai va čia ir užvedus netgi rašo, kad anksčiau naudodavom tik tais V-Ray mesham, bet kai atsirado Gaussian splatteris, atitinkamai mes dabar galim naudoti ir Gaussian splatterį. Ir jį įsikėlus, tapatinu su projektu, ir va čia turiu mažą projektuką, 2 objektai parsiųsti iš Chaos Cosmo bibliotekos ir atitinkamai mes dėliojamės aplinką ir pasispaudus render, mes atitinkamai turime VU kiemelį atitinkamai pastatytus objektus. Čia labai rimtas reikalas yra, čia kaip minėjau, reiškia, mes galim pilnai pasistatyti elementus, jie kartu iš karto įsilieja į projektą
Ir jeigu kaip pavyzdys anksčiau arba dabar naudojate DOM-Light'ą, kad padaryti 360 aplinką, jūs tiesiog naudodavo 360 paveiksliukus, kurie ties grindimis visą laiką išsitempia. Nu, taip yra. Tai vat naudojant Gaussian splatter modelį, tai mes galime įsikelti modelį ir, dar va, ką noriu labai parodyti, ir dar grįžtam prie šito, ir va, ką norėjau parodyti, labai svarbus momentas, čia yra dėžutė padaryta, deminė, ir su mintim noriu parodyti, kad šitą dėžutę, kaip dėmesį, aš padariau ją veidrodinę, tai jinai absoliučiai visą aplinką atspindi. Tai labai labai svarbus reikalas yra vizualizacijom, ypatingai kai fasadas turi nemažai stiklo arba viduje yra daug elementų, kurie blizga ir jeigu aplinka normaliai neatsispindi, tai ta vizualkė tampa komplikuota, nes ją reikės kažkokiu būdu užtaisyti. Tai čia būtų darbo eiga su LCC ir SketchUp ir su vyriai. Čia priklausomai nuo jūsų darbo eigos. Ir tada vėlgi rezultatai. Tai LCC su SketchUp ir Trimble Scan Essentials, tai mes galime išsimodeliuoti projektą ir iš jo pereiti po to atitinkamai į layoutą, į AutoCAD arba į Revit ir detalizuoti brėžinius. Tai čia nuo jūsų darbo eigos priklauso. Naudojant vyriai, mes atitinkamai galime išplėsti funkcionalumą, kas susijęs su vizualizacijom. Ir kol kas šitą išjungiu. Ir tada dar vienas momentas. Taip, dabar dėl Revito. Tai čia dėl versijos rašė Rimvydas, tai aš naudoju naujausią versiją. Šiaip turėtų būti techninė specifikacija parašyta, su kokiom jisai veikia. Tai nežinau, ar kiek senesnių jūs palaiko. Naujausia veikia tikrai su kas susijęs su 26, reikėtų specifikaciją pasižiūrėti. Taip, dabar dėl LCC prijungimo prie Revito. Šiaip vienintelis, kur iš tikrųjų problema yra, Revitas kaip produktas, jisai yra labai labai geras ir Lietuvoje labai kas iš mažesnių ypatingai architektų naudoja Revit Light'ą. Tai gaila, kad Revit Light'as neturi add-onso funkcionalumo, reiškia įdėti pluginsus. Tai realiai šitas, kaip ir visi likusieji pluginsai, priedai, veikia tik ant pilno Revito. Ant Light'o neveikia, nes Light'as apskritai neleidžia dirbti su pluginsais. Dabar įrašius pluginsą, atitinkamai jisai atsidūrė va čia prie add-ins ir atitinkamai dešiniai pusė pagal nutilėjimą atsidaro LCC Project Wizard. Tai čia jis leidžia projektą apjungti. Čia darbo eiga kur kas kruopštesnė, aš parodysiu bendrą mintį. Tai realiai gaunasi, mes galime importuoti failą. Taip, importuojame failą. Taip, paimam LCC failą. Ir įdėjus LCC failą, atitinkamai jisai atidaro LCC funkcionalumą, pasileidžia LCC redaktorius ir jisai čia turi funkcionalumą, kuris leidžia kurti Revit elementus. Dabar šitas langelis, jisai tiesiog yra surištas su jūsų Revitu. Ir jeigu aš šiek tiek įsididinčiau, tai čia loadins. Tai čia labai trumpai, ir pavyzdžiui, jeigu pasispaudžiu modeling įrankius, va čia atsiranda modeliavimo įrankiai ir čia galėtume atitinkamai nustatyti levelius, kur yra mūsų aukštai, pirmas, antras arba kiek jų turim, arba atitinkamai juos sukurti ir juos susijęti. Ir tada susitvarkius su aukštais, va čia pačioje turime funkcionalumą, kur mums leidžia kurti sienas, langus, duris ir panašiai. Yra automatinių įrankių, čia pasinagrinėtumėt, bet esmė yra tokia. Kai mes, pavyzdžiui, kūrėme pavyzdžiui, kad ir siena, jis leidžia pasirinkti kaip ir pačiam Revite, kad kokie turi būti aukštai, atitinkami kokie offsetai, ir jisai iš karto mato, kokius turite Revite familius, tai jeigu atitinkamai Revite turite pasiruošę savo šablonus, kas susiję su sienom ir su kokiom sienom jūs darbuojatės, jisai leidžia pradėti kurti. Ir čia yra keli metodai, bet čia toks vienas iš paprastesnių, jeigu, pavyzdžiui, spaudžiu draw, jisai man leidžia, kaip pavyzdys, pažymėti vieną tašką, kitą tašką, paspaudžiu finish ir jisai kūrė sieną. Tai kūrė sieną grynai revitinę ir jeigu dabar patraukčiau, taip,
spaudėm finish, turime sieną, va. Ir turime atitinkamai sieną ir jisai mums pritaikė jau iš karto pasirinktą family. Ir čia kur yra esmė, jeigu jūs koreguojatės pagal levelius, pavyzdžiui, mano siena yra šiuo atveju 4 metrų, galėčiau levelį nurodyti, kad ir iki to aukščiausio taško. Ir čia ryšys yra dvipusės. Tai reiškia, jeigu aš keičiu LCC, pasikeičia Revit, jeigu keičiu Revit, pasikeičia LCC. Ir kaip pavyzdys, tarkim, jeigu mes sieną padarytume vietoj 4-8 metrų ir atitinkamai pradėtume keisti jos family, tai LCC iš karto va sureaguoja. Ir atitinkamai dėl langų ir durų, jeigu kaip pavyzdys įsijungiame, kad ir, pavyzdžiui, PanCloud režimą, pasižiūrim, kas kur randasi, pasiemam langus, jisai langus vėlgi leidžia pasirinkti, kokius Revit turite langus ir atitinkamai leidžia pradėti dėti langus pradinius, o pačiam Revit mes galim susitvarkyti. Ačiū mano, per ploną sieną langui, bet va, įstatėm vat langą. Ir atitinkamai turime tą langą tiek LCC programui, tiek atitinkamai Revit. Va, tai čia toks būtų perimas kaip sakant, naudojant revitinės šeimynas, mes moduliuojamės tiesiai iš LCC produkto. Va, tai iš Revito pusės irgi tiek. Va, nu ir iš tikrųjų norėčiau po truputį pereiti prie galimų rezultatų. Trumpai prabėgsiu, ką ir papasakojau. Tai dabar dėl pačio naudojimo ir rezultato. Dar kartelį. Iš esmės, patvirtinkim dabar va šitą momentą, apie kurį mes ir kalbėjom dėl pačio panaudojimo. Tai iš pavyzdžių, manau, dabar susidarėte gal tikslesnį vaizdą. Tai filmų žaidimų industrijai tikrai puikus dalykas susikurti aplinką žiauriai greitai. Net ir jeigu kaip pavyzdys, gal naudosite ir po to kitą aplinką, bet proof of concept pasidaryti per labai trumpą laiką aplinką, su kuria galima dirbti, yra super geras dalykas. Interjero kūrimas, tai čia iš kelių elementų, reiškia, mes PointCloud galime į SketchUp'ą, mes PointCloud galime panaudoti ir Revit'e, atitinkamai keliauti į sukurtais modeliais į kitus sprendimus. Tai interjero kūrimas plačiaja prasme. Užfiksavimas padėties, pasiskaičiavimas, pasidalinimas su kolegom, aptarimas. Jeigu pavyzdys gyvenat Vilniui, o objektas Klaipėdui, tai greičiausiai nevažinėsite kas antrą dieną, geriausia būtų suskanuoti ir turėti projektą, su kuriuo galėtume dirbti ir klientui papublishinti ir kartu su klientu pasitarti tam tikrus sprendimus. Tai čia būtų ir atitinkamai darbas ir komandoje. Nesaugių vietų skanavimas mokymų tikslam, tai įvairūs dalykai parodyti, apmokinti kolegas dėl darbo saugos, dėl kitų dalykų, kur patekti yra labai sunku arba iš viso negalime be atskirų leidimų. Tada, jeigu vyksta, kas vyksta su nekilnojamo turto vystymu, parodymu ir projektų pristatymu, žiauriai geras dalykas. Atitinkamai irgi, jeigu, tarkim, statybos aikštelės užfiksavimas, kadangi SketchUp'as irgi dažnai naudojamas yra statybų aikštelės planavimui, tai ten mums tikslumas nėra reikalingas centimetrinis, mums iš esmės statybų aikštelė reikalinga yra pasiplanuoti dėl pačios logistikos, kuo puikiausias sprendimas tą pasidaryti ir pasiplanuoti tiek papublishinus projektą, tiek atitinkamai su LCC vietoje. Va, ir atitinkamai, dar ką irgi labai noriu paminėti, irgi SketchUp'as tam labai yra naudojamas, tai čia gaunasi jie viens kitą puikiai papildo, tai renginių planavimas ir organizavimas, tai taip pat turim klientų, kurie skrenda į Dubajų organizuoti šventes, tai nuvažiuoja, apsižiūri vietą, tai viena yra apsižiūrėti, pasiskaičiuoti ir susipotkinti, ir kita parsivežti visą aplinką, kur po to planuojant didelį renginį pusę metų mes turim detalų visą PointCloud'ą, kur galime pasiplanuoti iki pat smulkmenų renginį ir jį derinti su užsakovais būnant vietoje. Tai va, tai panaudojimas žiauriai platus. Ir tada šiek tiek bėgam žemiau. Ir dabar dėl pačios įrangos kainos ir kas į ją įeina, tai tinkamai turime įrangos kainą, tai 3,799 tūkstančio eurus plus PVM'as, tai gaunate įrangą, tai gauname tinkamai Portal Cam'ą, prie jo iš karto įeina CyberColor,
Tai įrangą visą turite, ką galite apdoroti. Dabar, jeigu iki tol, kaip sakant, norite išsimėginti ir pasižiūrėti LCC, kadangi deminių projektų yra nemažai, tai yra nemokama versija, tai labai nemažai dalykų jisai daro tą, ką ir dabar parodžiau, ir atitinkamai turim premium versiją, kuri turi papildomų dalykų. Na ir, pažiūrėjau, vienas iš tų papildomų dalykų, kas į nemokamą versiją neįeina, kurį Šarūnas parodė, tai turime apjungimą Ground ir Aerial Map Fusion, tai apjungti skenus iš skirtingų įrenginių. Tai čia toks jau papildomas dalykas. Ir jeigu naudojate ne tik Portal Camą, bet naudojate LCC, tai atitinkamai dar papildomų dalykų turime, kas susiję su brėžinių gavimu, šiek tiek Map Fusion ir panašiai. Ir šitoj vietoj kaip ir viskas. Dabar ar turite klausimų ir gal Šarūnas turi kažką pridėti? Nu, galime pažiūrėti klausimus. Taip, pažiūrime Ja. klausimus. Vienas iš klausimų, ar galima nuomotis. Tai taip, galima visus 3 skenerius turime vietoj ir galima nuoma, kad mes ir apdorojam projektą, o galime padaryti taip, kad jūs patys jį apdorojate. Tik tai išsinuomojate skenerį, nusivežate į savo objektą, namuose nusikraunate ir apdorojate. Tai nuomos visokių opcijų. Dėl nuomos kainos, tai grubiai šitas skeneris apie 150 eurų dienai. Ir jeigu projektą mes apdorojame, apie 50 eurų už projekto apdorojimą. Tikslų skeneriai X-Grido šiek tiek brangiau, 200-250 eurų dienai. Tai klausimas yra iš Vaido. Ar renkant ir apdorojant skenavimo duomenis galima išvengti jų publikavimo į X-Grid cloudą, pavyzdžiui, sukūrus Gaussian Splat, perkelti į vidinę įmonės aplinką, nepublikuojant jo į išorės aplinkas? Galima. Visas apdorojimas ir vyksta jūsų kompiuteryje su programinė įranga LCC. Nebūtina publikuoti ir galite jūs paprasčiausiai išsieksportuoti PLI formatu arba vidiniu LCC formatu Gaussian Splatą ir jį tada publikuotis patiems ar vizualizuoti. Ja, čia netgi iš tikrųjų pagal nutylėjimą taip ir vyksta. Pagal nutylėjimą viskas vyksta lokaliai, nebent atskirai norėtumėt išpublikuoti. Ja. Dar Rimdo klausimas yra, ar įkeliami elementai gali būti įkeliami į konkrečias koordinatės? Vargu, nes jisai skanuoja, GPS imtuvo neturi, koordinačių sistemos kažkokios išorinės nėra, skanuoja, sakykime, sąlyginiai koordinačių sistemai, tai modelį nebūtų net aišku, kokių koordinačių reikėtų ir kurį reikėtų pastatyti. Tai su Portal Cam, manau, kad koordinatėmis neišeitų darbuotis. Nu, nebent jūs galite įsikelti į programinę įrangą, toje programinė įrangai prisirišti prie konkrečių koordinačių ir tada jau modelį, savo objektus įkelinėti. Tik tai tokiu būdu. Automatiškai nesigaus, bet iš pradžių prisirišus modelį prie savo koordinačių galėtumėte savo programinį įrangai. Taip, ar dar kažkokių klausimų turėtumėte? Ar įsigijus skenerį papildomai galite apmokinti? Žinoma, tai mūsų pagrindinis darbas ir yra šių skenerių pardavimas, mokymai, tai vėl čia savaime suprantama, kad mes pamokinsim, parodysim, konsultuosim. Skeneriui yra suteikiama 2 metų garantija. Jeigu reikia, yra papildoma baterija, kurią galima įsigyti. Su viena baterija galima skanuoti apie 1,5 valandos. Papildoma baterija berods 150 kainuoja plus PVM. Ir dar yra tokia ilga kartelė, jeigu reikėtų skanuoti kažkur aukštai ar sunkiai pasiekiamus objektus, berods 2 metrų kartelė, tai galima prie jos prisitvirtinti šitą skenerį. Tai dabar Rimvydas klausia dėl Revito, ar galima sukalibruoti Revito objektų ir skanuoti objektų išmatavimus mastelėje. Tai taip, leidžia pasirinkti scale. Tai realiai dirbant su Revitu ir LCC, jūs dirbate mastelėje pagal Revit. Jeigu Revit viską susitvarkėt, LCC prijungėt, pagal nutylėjimą turėtų viskas būti gerai, bet jeigu netendas yra toksai global scale ir jis leidžia pakeisti. Tai taip, leidžia pilnai susikalibruoti.
Belieka išmėginti, Rimidai. Lauksim skambučių. Pasimėginsit. Jo, taip, jeigu kažkas norite paprasčiausiai pabandyti, nusivežti į savo objektą, irgi galite drąsiai kreiptis, paderinsim. O kreiptis į Geonovus, tai mūsų visi kontaktai yra www.geonovus.lt, o elektroninis paštas geo@geonovus.lt. Nu, kaip ir atsakymas į klausimus. Tai Taip, ačiū visiems dalyvavusiam. Tikiuosi buvo naudinga. Jeigu kažko neišgirdot, kas buvo labai labai svarbu ir jum tai teiktų papildomą vertę, tai drąsiai duokite žinoti ir padėsim, kam galėsim. Ačiū tau, Imantai, už pagalbą organizuojant. Ir sėkmės visiems. Iki kitų susitikimų. Ačiū visom.